Žemaitija švenčia Kalėdas. Gražiai išpuoštos bažnyčios, jose ir prie jų, o kai kur ir miestelių aikštėse įrengtos Kristaus gimimą simbolizuojančios prakartėlės. Ypač iškiliai dabar atrodo švenčiausiosios mergelės Marijos įmimo į dangų parapijos bažnytėlė, kuri anot vyskupo Lino Vodopjanovo naktį nušviečia visus telšius. Kaip tik šį vakarą nufilmavome šios bažnytėlės aplinką, na, o po pietų čia vyko šventos mišios vaikams, tad siužetas iš šios šventės. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, viešpats su jumis. Sveikinu visus susirinkusi švęsti Kalėdų šventės, Kristaus užgimimo šventės. Ji yra, dar nežinau, kaip čia trigubai, šimteriopai tokia prakilnesnė, kadangi šiandien per šitas pamaldas pakrikštysime vieną vaikutį, įvesime į Dievo vaikų būrius. Prašykime jam palaimos ir kiekvienas kreipkimės į gerąjį viešpatį, užgimusį kūdikėlį Kristų, kad jo globa, jo užtarimas, jo ramybė pasklistų ne tik po žemę, bet po kiekvieno mūsų pastogę ir kiekvieno mūsų širdį. Pradėdami šventąją mišiauką, apgailėkime savo praeities klaidas, maldaudami gerojo Dievo atleidimo. Po šventųjų mišių paprašiau bažnytėlės kleboną, kunigą prelatą Juozą Šiurį pasidalinti kalėdinėmis mintimis. Tai prelatė labai svarbias mišias atlaikėt vaikučiams Telšių miesto. Na ir kaip Kalėdos šiemet, kokios jos jūsų parapijoje? Pirmiausia, nuoširdžiai sveikinu visus telšiškius su Kristaus užgimimo šventė Kalėdomis, kuri taip pakiliai, taip gražiai Dievas davė orą vakar naktį. Tokį gražų ir tikrai labai daug minė žmonių buvo bažnyčioje šventi tikrasias Kalėdas. Tikros Kalėdos yra tada, kada mes susitinkam su gyvuoju Kristumi. Ir ačiū labai visiems telšiškiams, kad šitą supranta ir vaikučiams, ir vyresniesiems, ir seneliams, kurie ypatingai pasiaukoja bažnyčiai, ateina ir dažniau, bet Kalėdų šventė tai yra pati brangiausia šventė. Na ir pasipuošimo atžvilgiu, turbūt jūs Žemaitijoje vieni iš tokių pirmaujančių, sakyčiau. Nu, čia geri žmonės, ir vainikus pina, ir bromus padarė, ir angelus padarė, čia menininkai padarė ir visą Betliejų, ir vieną, ir kitą, ir iš tikrųjų, ir subėga parapijiečiai ir labai gražiai papuošia, ačiū Dievui. Vadinasi, jie yra ir širdim, ir darbais pritaranti. Labai, iš visos širdies jie darbuojas tikrai, kad bažnyčiai džiaugiasi, kad gali padėti. Na ir dar stebina gausumas bažnyčią lankančių. Pas jums labai daug žmonių, tiesa? Na, vakar tikrai džiaugiausi, kad buvo ir pilna bažnyčia, pilnutėlė, ir pilna šita palapinė buvo pilnutė. Šiandien taip irgi labai gražiai didelė dalis žmonių švenčia tikrasis Kalėdas. Na, tikintiesiems didelė šventė, o manau, dvasiškiam yra darbo didelės dienos ir naktis, tiesa. Nu, darbo, tas yra bet toks palaimingas darbas. Jeigu matai, kaip vakar, kaip šiandien žmonės, kažkaip jokį nuovargį galėtų būti šį vakar taip pat. Na ir, o kaip atšventėt jūs, kunigai Žemaitijos?
kūčias. Visada jau mūsų vyskupas ir taip įvedęs tokį tvarką, kad 23 dieną susirenka visos vyskupijos kunigai, padėkojam Dievui, pasimeldžiam ir paskui pavalgom tokias kaip kūčias, tai pasidalinimą, lotkelis, kalėdaičio ir labai pakiliai, tai graži nuotaika. Tai įvyko ir šį trečiadienį. Taip, 23 dieną. Taip. Na, o pas jums iš ekscelencijų ar dalyvavo mišiuose? Taip, jie pasidalina parapijose, kur važiuoja. Ir esu dėkingas, kad jaunasis vyskupas atvažiavo ir šį rytą 8:30 taip pat čia aukoja šventas mišias. Tai yra malonu, tiesa. Labai didelis džiaugsmas, kad vyskupai važiuoja, tai žmonėms toks yra kartu su ganytoju būti didelis džiaugsmas. Na ir baigiant, ką linkėtumėt tikintiesiems ir visiems telšiškiam? Linkiu Dievo palaimos šiais ypatingais gailestingumo, Dievo gailestingumo metais, kad ne tik mes patirtume, pajustume Dievo gailestingumą, bet pajustume gailestingumą ir vieni kitiems. Kad galėtume tuo dalintis, tuo galėtume žengti naujuosius metus, kur pradėsim paskutinį valandą padėkos pamaldomis čia bažnyčioje, paskutinį dieną, paskutinį valandą, paskui išeisim pasidžiaugti čia telšių grožybėmis, fejerverkais ir pasidalinsim arbatėlį, pasisveikinsim ir su Dievo palaima pradėsim naujosius metus. To aš visiems ir linkiu. Pradėsit kartu ir ne tik tikėjimo, bet ir kultūros sostinės metus. Ir kultūros sostinės. Aš visada taip sakau, kad taip graži telšiai. Visi atvažiuoja pasižiūrėti gražių telšių. Bet tegu atvažiuoja pasižiūrėti kultūringo, tokio ir tikinčio, ir orių telšiečių, kad jie telšiškių, kad jie galėtų liudyti tą gerumą ir kitiems. Kągi, ačiū Jums, prelate, už nuoširdžias šiltas mintis. Ačiū, gražių švenčių.